Ieva, ar jūs esat pasimetus? Ar jūs atrandat save? Aš buvau pasimetus visą vasarą ir man tai trūko kokio nors gero seminaro realiai. Aš užsiknisau tėvo reikaluose, aš užsiknisau savo bėdose, aš kritau į tokį dugną, aš niekada nemaniau, kad aš dar ten galiu atsidurti. Aš iš to dugno jau išsikaparnojau beveik. Tai va, taip, kad kristi į dugną yra natūralu mūsų žmogiškam gyvenime pasirodo, kad ir kokio ten pasieki lygį, mūsų žemės gyvenimas yra pliusas ir minusas. Aš visus kviečiu dabar prisijungti prie harmonizacijos seminaro, sugrįžti į savo vidinį pasaulį, pažvelgti savo vidų, pažvelgti į savo visas savybės, į savo gerasias, blogasias tas puses, vat energetiką savo visą. Pažvelgti, apsivalyti, susitvarkyti, harmonizuoti, pasikrauti energiją. Ne iš kažkur pasikrauti. Mūsų vidus, jisai yra energijos šaltinis. Ne kažkur išoriai, mūsų viduje yra. Vis kelios bombos ten yra. Bet kai mintimis nulakstom kažkur kitur, prasideda problemos, prasideda bėdos, kančia. Tai va, todėl aš labai kviečiu visus prisijungti šitą seminarą, bendrom pastangom sudarysim bendrą erdvę, dirbsim kartu. Kviečiu tuos, kurie tikrai nori pažadinti savo vidinę galią ir kartu dirbti, kartu kilti, tobulėti. Tobulėti reiškia, nu ką, atsipalaiduoji ir džiaugiesi pats su savim, džiaugiesi gyvenimu. Kviečiu va šitą tokį kelią, žaidimą, gyvenimą. Šitas seminaras yra kartojamas, čakrų seminaras, jau mes esam dalyvavę. Bus panašios praktikos, bet bus naujas atsivėrimas. Jūs vėl iš naujo save pažinsit, vėl kitaip. Net jeigu jau esate dalyvavę, jūs save pamatysit vėl kitaip.